Na, jau daugiau kaip pusmetį aš turiu Z5 II ir noriu visus neapsisprendinčius, ką pirkti, kokį fotoaparatą, gal tokį, gal anokį. Būkit žmonės, nepirkit šito Z5 II. Nors aš aišku pridėsiu daug visokių video į šitą kanalą. Man jis patinka, čia visiškas fainulka, visa kita, bet čia yra tas fotoaparatas, su kuriuo jūs apsiženysit. Nes, kaip liaudiškai tariant, problema yra tame, kad jeigu nusipirksit jį ir jis jums neprilips, jūs jo praktiškai neparduosit. Tai yra aparatas nišinis, kuris skirtas žmonėm, kurie tiksliai žino, ko jie nori fotografijoje, tiksliai žino, kokių jiem reikia tų visų, kaip sakyt, feature'ų, net nežinau kaip lietuviškai, kokių savybių reikia. Ir būtent, kai jau žinai, kokias savybės reikia, tai tada aš, pavyzdžiui, labai tiksliai žinau, ko man reikia, ko man nereikia, ir tada aš jau galiu pirkti. Ir aš žinau, kad aš šitą fotoaparatą turėsiu daug metų. O jeigu jūs nežinot, ką pirkti, nežinot, ar fotografija prilips, tai pirkit Z6 III. Nes Z6 III turi labai nedaug skirtumų realiai nuo šito, bet turi video, turi ekranėlį, kas labiau limpa, tam, kaip vadinti, populiariajam visam vestuvių fotografavimas ir panašiai. Tai žodžiu, visi tie praktiškai standartiniai pirkėjai pirk Z6 III, nes kainų skirtumas yra per mažas, šitas yra sąlyginai overpricintas, arba, kaip čia lietuviškai irgi net nežinau, parduodamas per didelę kainą už tai, kas jis yra. Ir jo, pagrindinis brolis, ten dametus kelius šimtus eurų, vis tiek yra kilmingesnis. Tai va, tai toks mano įspėjimas. Sakau, viskas, ką turi šitas fotoaparatas, turi ir Z6 III, išskyrus 2 SD kortelių šitos lizdus, viskas. Tai va, įsivaizduokit, kad čia parašyta ne Z5 II, o Z6 III, jeigu nežinot, ką pirkt. Nes aš iš vis siūlyčiau, jeigu nežinot, kokį fotoaparatą pirkt ar nuo ko pradėti, tai geriau pirkt seną, išmokt fotografuot ir tada jau rinktis. Nes fotoaparatai dabar gaminami mažesnėm serijom, nes mažesnis populiarumas, jie yra brangesni negu buvo prieš tai. Nes, pavyzdžiui, pirmas Z5, man atrodo, buvo 1000 eurų maždaug, kai tai pasirodė. Ir dabar panaši kaina, o šitas jau 1,5. Ryškus skirtumas, 1,5 karto. Aišku, infliacija, visa kita. Tai va, tai pats aparatas, žodžiu, labai geras, viskas labai faina. Bet galbūt aš net padarysiu video, ko jisai negeras. Ir va, kodėl buvo apsimoka pirkti vis dėlto Z6 III. Tai va, būkit žmonės, neklausykit mano pagirų, galvokit savo galvą, žodžiu, priimkit sprendimus atsakingai ir nepulkit pasižiūrėję ten, tarkim, kad man šitas aparatas patinka, pirkti būtent Z5 II. Sakau, dar kartą priminsiu, čia yra specifinis modelis, jisai tinka tiem, kas pereina jau nuo D600, arba 60, D750, tai vat jausis kaip namie su šito. O vis dėlto, sakau, geriau žiūrėti yra arba pirmą Z5, kuris yra pigesnis, arba Z6, pavyzdžiui, 2, 3. Tai va, tai toks būtų mano įspėjimas, kad nepulkit pirkt, kol nežinot, kam tiksliai jums bus reikalingas, ar jūs tikrai jį naudosit 5 metus kokius. Tai va. Ačiū uždėmesį.